Sveiki, esu Joris, tiesiog Joris. Šiandieną pristatysiu mašiną, kurią gavau iš savo senelio. Paskutinė kelionė, kai mes su juo važiavom, jisai sakė, man mirga marga, šviesa tunelio gale. Aš jam sakiau, sustok, dabar mano atėjo laikas perimti šią didžiulę atsakomybę iš tavęs ir turėti daug vilties vežioti močiutę į bažnyčią. Nepaminėjau čia senelio, nes jis ateistas, namie sėdi. Ir dabar šis šventas, palaimintas dyzelis yra mano rankose. Mercedes-Benz A170 CDI 1.7 LITRO.90 ARK LIO GA LIU. Čia galite įsivaizduoti, kiek tai galios. Tie 88 pabėgo. Pagal pojūtį jaučiasi kaip du seni poniai, einantys atostogų. Tai yra vienintelis Mercedes, kurio dizaineris yra slepiamas. Kalbos eina, kad jisai gyveno Italijoje, dirbo su Fiat atstovais, kol baigėsi makaronai, atsitinkė Fiat Multipla ir grįžo į Vokietiją su inovacijom, sukurti kažką tik paprasto. Kūnas aukštas, bet trumpas, kaip duonos kepalas ant ratų. Šitų duonelių su ratais galima sutikti Maksimoj 1X, bažnyčioj ir Norfoj 8 vakare, kai bandelėm būna akcija. Kaip ir sakiau, praktiška, inovatyvu ir paprasta. Kai eini nuo jo, atrodo, kad jisai žiūri su nuoskauda. Kodėl mane paliko senelis? Klausė jis. Kapotą atidarius, matome dyzelį. Tiesiog dyzelį, jokios romantikos. Dirba kaip žmogus, kuris visą gyvenimą buvo sandėlininku ir niekada nesiskundė. Kai užvedė A170, viskas vibruoja, skamba lyg viskas iš egzistencinio nerimo. Šis modelis garsėjo sumuštinio tipo variklio išdėstymu. Tai reiškia, kad avarijos metu variklis slysta po keleivių, o ne į keleivį. Taip sakant, sumuštinis tarp kojos pirštų ir geležies. Čia taip atrodo mašinos galas. Taip, ne tik Brisius turėjo savo galą. Kai atidarai dureles, jos skamba kaip senelio klubo operacija. Taip, abu vis dar veikia. Viduj viskas nokiška, vokiška. Pasikartosiu, nokiškai dideli mygtukai. Šis Mercedes turi tiek elektronikos, kad jei kažkas sulūžtų, tu nežinai, ar kaltas kompiuteris, ar dievas. Aš kai senelio laukdavo PlayStation'o nebuvo rankoje, tai aš va čia man biškį primenu PlayStation'ą. Reguliuoju veidrodėlį, aš veidrodėlio nežiūriu. Ir tiesiog va, kaip antistresinį žaisliuką į žaidžius. Tai jis nuspaudinėtas, biškį jau mygtukai jau pavargė. ASMR mygtukas yra, kas dabar labai populiaru. Prieš 2 metus buvo ASMR visokie tačai, tai čia tikrai gali pritačint. Valytuvai iš visko išsiaiškinau, kaip veikia, tai visada su ilgom važiavau. Pas mane svirtelė čia pasireguliuoja. Iš lauko, kai matai, tai netrodo, kad Mercedes, bet kai atsisėdi į vidų, jautiesi kaip Mercedes'e. Kodėl? Nes nematai išorės. Gal ne, šiaip geriau neuosysiu, nes dar senelis neseniai važiavo, tai dar kvapų nuo jo biškį likė, o kvapukų neturiu, tai reikia kentėt. Nu, taigi atsidarom langus. Ne, lyja. Reiks dabar uosyt senelio kvapą. Aš kai vežiau močiutę pirmą kartą į mišias, kažkaip po sekmadienio pamiršau, kad man pirmąjį darbą reikia. Vėlavau į darbą, nesu su šitu automobiliu, niekur neskubi. Supratai, kad laikas sustoja ir tu kartu sustoji su šitu automobiliu. Niekas manęs tiesiog nepraleidžia. Bet žinot ką, automobilis saugus. Nes tu lėtai su juo važiuoji. Žmonės tave aplenkia, bet tu jau tai ramybė. Atrodo, kad laikas tiesiog sustoja. Nieks į tave nežiūri, nieks nepraleidžia. Niekam nesi įdomus, esi niekas. Mašinų nėra, bet ir kelio nematau. Tiek daug gero, kad pamiršau, kas čia blogo iš tikrųjų. A few moments later. Jo, ar dažnai būna, kad po 5 kilometrų aš tiesiog biškį užmiegu, bet visada pasileidžiu savo jogos muziką ir po truputį pabandinėju. Žinot, yra sakoma, kad jeigu už tą mašiną vairuoji, tampi senesniu. Bet aš ir pats jaučiuosi kaip 87. Rusiškas laidas pradėjau žiūrėti.
gintarinius papuošalus jau užsisakiau. Sekmadieniais tik tai važinė, nes jau ir pensijai reikia pradėti taupyti. Все будет хорошо. Senelis man sakė, kad automobilis turi važiuoti, o ne gražiai atrodyti. Šis kaip tik toks. Nei susiela, nei gražus, nei važiuoja. Nekenčiu šitos mašinos. Na, kokią kitą man mašiną apžiūrėti, galbūt iš prosinės kažką paimti. Parašyk komentarą. Nu, tu senelį, žinau, kad žiūri šitą video, tai paspausk man mygtuką laiko. Ačiū tau. Įdomus faktai. Technologija leidusi dyzeliui skambėti šiek tiek mažiau kaip traktoriui. Šitas Mercedes turi ekonominį variklį, kad jei važiuosi nuokalnėn, dyzelis pats pradeda taupyti save. Nuo 0 iki 100 km/h apie 14 sekundžių. Per tą laiką spėjai 3 kartus persižegnot ir prisimint, kur važiuoji. Jei atidžiai klausysi variklio, girdėsi kaip išnabžda, nespausk manęs, aš jaunas. Stabdant iš 100 km/h, automobilis sustoja per 41 metrą arba 39 jei meldiesi. A klasės interjeras sukurtas taip, kad vairuotojas sėdi kaip ant baro kėdės. Patogu įlipti, patogu išlipti, nes dažniausiai lipi kas 5 minutes sugedusios ABS lemputės žiūrėti.